Sveiki dar kartą. Nuoširdžiausi linkėjimai Olegui iš Klaipėdos. Štai va, kas liko iš 6 briketukų, kur buvo pakurta 12 valandą. Dabar mes turim po pusę 7, 5 minutės. Štai. Viskas dirba. Dvigubas naudingumas iš krosnelės kartu su turbina. Dvigubas naudingumas taupant briketus ar malkas. Nekankinsiu, aš jau krosnelės dar degtų šitie briketukai ir iki 7, bet kiekis mažesnis ir efektyvumas po biškį krenta. Dabar krosnelės temperatūra 100 laipsnių. Va, matosi. Bet aš dadėsiu briketų, kad būtų karščiau. Tai va, tai mano krosnelė 2 kW morso. Priedą įsigijau pas Olegą iš Klaipėdos. Visiems rekomenduoju, kad tokios naudos bus, tai aš nelabai tikėjausi, bet pati krosnelė ir pats priedas viską parodė. Tarp kitko, aš buvau praeitais metais matęs šitą Olego darbą ir kažkaip mes susirašėm, kad pasakė, kad pagaminsim, bet laikas greit bėga, pasikeitė, pasimiršo ir šiais metais jau aš konkrečiai nusprendžiau, kad man to daikto reikia, išbandžiau ir visiems rekomenduoju, tikrai efektyvus dalykas. Aš dar vieną užsisakysiu, kadangi pas mane garaže krosnelė dar yra. Garažas 50 kvadratų. Čia šildau 100 kvadratų šitą krosnelę. Tai va, dar sykį didelis dėkui Olegui ir visiems linkiu, kad būtų šilta ir taupu. Iki malonaus. Ate.